Labas tau, labas jum, labas visiems. Musėt atsibūdom jau TikTok'e, atsibūdom Instagram'e, tai žadėjom ateiti į YouTube pas jumis. Dabar matysit ir čia mumis, vaidensimės jum YouTube'ai. Kur mes dabar esame, mes esam netoli Lenkijos sienos, jau šiaip esam nemažai nuvažiavę, jau yra 4 valandos, nors mes planavom išvažiuoti iš namų 5 rytą, bet 4 valandą esam tik netoli Lenkijos sienos. Bet labai ilgai nešnekėsiu, tiesiog jums parodysiu nuo ryto, ką mes veikiam ir lauksim jūsų, kol jūs sugrįšit būtent į šitą vietą. Labas rytas. Turėjom atsikelti 5 valandą. Deja, dabar yra 7:30. O mes 8 valandą jau planavom būti Kaune. Bet čia ne esmė. Esmė yra tame, kada vakas neliep iš lovos. Alio, garažas. Jau reik važiuoti. Ne, čia cirkai. Mes planavom apie 12-11 kažkur būti Varšuvoj. O dabar yra 7, tad net iš lovos neišlipė. O dar reikia, kiek daug dar reikia pasidaryti. Žodžiu, nebepezėsiu, čia kimpami darbus. Čia katilinė žiauriai maža, tai aš vos telpu į tą katilinę, kad tas malkas sumesti pečių. Bet pasistengdams kažkiek įtraukęs pilvą, sumeti tas malkas čia. Aš dėja taip kuriu pečių. Pakaitinu kokį gerą 10 minučių į viskas. Jau įsikuri plešken. O čia su tais kartonais, popieriais, su blakėliais gali, bet aš tingiu skalit malkas. Aš tiesiog įmetu cielas storas malkas. Šį kartą biškį užtruko ilgiau negu visada. Bet čia dėl to, kai jūs žiūrite, man buvo didelė įtampa. Dėl to čia taip ilgai užtruko. Žodžiu, pagaliau bet atsikėlė. Taip viskas nepagal planą. Vakar iš viso aš parėjau namą gal 12 naktis. Visas sustipęs kaip... Paskutinę dieną pradėjau remontuoti mašiną. Paskutinę dieną pradėjau ten valytis. Paskutinę dieną sumašiau lempas, laką nuimti. Nes pas mums galinės lempas labai yra aptemdytos. Bet ten yra originaliai, nes nei purškals joks, nei kaitinims nieks nenuim. Tai ten nei plėvelė, nei purškals, ten originaliai tamstos, arba aš nežinau kaip ten su dažais gal nenuimamais gyvenime. Tai žodžiu, o Vokietija yra griežtai draudžiama, ypač mūsų krašte, kur mes gyvenam, ten labai rūrin visus, ypač mane. Nes kiek teko gyventi Vokietijai, tai aš visai ką nukentydavau. Tai baudas, tai hujaudas. Tai nenoriu aš vėl tų baudų gauti. Šį kartą, kai išvažiuosim, teks dar ieškoti suvalkėse žibintų galinių normalių, netemdytų. Gerai einu užkurtą mašiną, ką pasikurianta tas 1.9 traktoriuks. Golfesteri, asušaliai golfesteri. Vakar po mėnesį gal nuplovau mašiną, tai atpažinau iš karto, kas per mašiną. Aš jau buvau pamiršęs, kaip jin atrodo. Bet reikia pažiūrėti, kaip kursis vakame esmė. Nes 1.9, žinot, stabiliai nesikuri. Bet šis dar niekart nepavedė. Reiks pažiūrėti dabar. Pakaitinam žvakutės. Ir kuriam. Eik tik. Kai Lamborghinis. Ką dar reikia pasikeisti? Salono filtrą, aišku, mes kaip visada ir patarsim jum, jeigu dedat salono filtrą ir turit kvapukų iš Freshis HLT, tai prikarpot kvapukų mažais gabaliukais, įkišat į tarpus ir jum kaip pūs vėjėlis iš tų visokių tų ortakių, kvaps skanus eis, nes iš Freshis HLT labai skanus kvaps eina. Tai jeigu prisikarpysit ir dar mes turim aromatinę aliejų, bet dabar jau nebepardinėjom, bet turėjom, bet kažkada vėl pardavinėsim. Bet yra ir tų namo purškiklių. Tiesiog papurškiant salono filtrą
Ir visai, kai jungus orą, tau tas kvaps pūs, vedins mašiną ir žiauriai skaniai kvepės. Nu, aišku, man atrodo, jau daug kas jūs sužinojot, bet yra gal kas nežino, tai va, pasakiau, kad tai žodžiu. Reikia pasikeisti filtrą ir kompą pasijungti, nes mano launchas nieko neleidžia daryti šitai mašinai, atrodo vienas iš naujesnių tų diagnostikų, bet pasirodo golfam reikia senų diagnostikų, ką leisiu kažką daryti. Tai va, gerai tada, einu keisti saloną filtrą. Čia jaučiu gyvenime nekeis filtras. Nuo tada, kada išleida mašiną, tada nekeitė nieks. Ar man išėjo kažkaip įsiridenti iš lovos? Kaip sunku yra, kaip nueini vėlai miegoti, reikia anksti atsikelti. Čia yra man mataifa. Nusimaudžiau, nusidažiau antakius, dabar pasižiūrėsim, nusivalysim, kaip atrodys. Tai ką dabar? Eisim įsidžiūrinsim galvą, eisim susikėpti su muštiniu, įsidėti. Ir eisim pakuotis daiktus ir leiksim į kelionę. Prasidės mūsų kelionė. Mini kelionė, bet vis tiek kelionė. Tai kaip sunku atsikėti. Tai ką, pratuštinam šaldytuvą. Reikėtų suplauti. Kas tau leido šitą? Žinot, kame prikols? Kad aš savo stacionaro kompiuterį vešios kartu. Aš laptopą neturiu. Turiu, bet neturiu. Ten brolė. Ir jis labai lėtai veikia. Tai man visą stacionaro kompiuterį dabar reiks vežtis. Ir kai mes miegosim Varšuvai, tai man reiks jį visą agregatą nusinešti ten, kur mes miegosim, kad sueditint va šitą video, kur jūs dabar matot. Kaip jums skamba? Ir dar kas svarbiausia, į golfą viską turim sukišti. Čia viskas eini golfą. Dabeta sako, išimk subą. Subą aš išimsiu per savo lavoną. Man muzika turi plakt, kai aš važiuoju. Žodžiu, dabar reikia susirušiuoti visus savo agregatus. Vešios be šitą, todėl kad taupysiu daug vietos, o laptopą vis tiek ekraną kažkur, ne laptopą, ekraną vis tiek kažkur atsiremsiu į sieną kažkur, bet įsivaizduokit, kiek taupysiu vietos nuo šitą gargarą. Tada yra viena problema. Mūsų kvapukų papildyms atvažiuoja 11 val. Dabar yra 9. Labai norėtume sulaukti pasiimti patys tą siuntą, šiaip tai brolis būtų paėmęs, bet patys norėtume, kad tą susėjim pasiimti kvapukų į Vokietiją. Tai jau čia teks dar laukti iki 11 val. Čia, kol atvažiuos siuntą. Tai Varšuvai nusimato atvykims apie 7 vakarą kažkur. Šiaip. Žodžiu, pasiėmiau siuntą anksčiau, susiskambinau su kurjeriu, tai dabar važiuoju į kaimą. Visas siuntas sudėti dėžės, nes brolis siuntinės visus kvapukus. Tai jeigu kas nors norėtų susisakyti, nebijokit, jeigu mes esame atostogose, galite susisakyti, nes siuntos vis tiek bus įsiunčiamos kiekvieną dieną. Ir turėsim namų kvapų bei namo purškiamų kvapų. Tai dabar važiuoju viską išrūšiuoti. Turim dešrykės rūkytos. Skoniai, skoniai.
Pažiūrėkit, kaip čia viskas tilps. Jeigu subavyks, va jau kiek vietas užim. Tada 2 tašės, tai žinot, komanda kompiuterį. Eik tu savo. Nu, galiu pasakyti, visai neblogai čia viskas mums sutilpa. Golfesteris nėra toks jau mažas ir subavyku, ne? Taip, viskas čia tilpa. Į čia va ant sėdynių. Viskas čia tilpa. Oi, čia nereik žiūrėti. Važiuojant pas uošvienę, aišku, reikia pasimti kažko burną padrėkinti. Nu ką, varom kavos. Kavos pasiėmė, varom tada į Šiaulius į Svalkę pasimti lempų galinių. Bet aš koks kaušas. Kodėl? Aš tai čia prisidėjau visokių agurkų čia. Čia kiek prisikrovau visko. O tai čia reiks tau prilyst? Ką? Tau čia reiks keisti? Čia, va čia va, man reiks va atsikniūt šitą. Tada čia dar reiks atsikniūt šitą, kai suk 3 varžtus. Nu, bet nebėda. Viskas, varom kavos ir lėkiam. O kavos, aišku, mes lėkiam į Kapų degalinę, nes Kapų degalinę valda Joniškė Turgaus gatvėj. Skutam. Lėkiam! Raktus palipė? Va čia va, chebrytė, yra pati geriausia kava ir pati geriausia vieta susitikti su draugais, prakalbėti 3 valandas ir darbų neatlikti. Skaniausi pusryčiai, žalgirė sumuštinuks, kavytė kapučino. Jau pietus nebe pusryčiai. Man pusryčiai. Žiūrėk, tas barbūzis. Atvažiavom. Eisim pirkti detalių. Jeigu aš iš vis čia atvažiavau, nežinau. Va, mano lempukai. 10 eurų, 10 eurų, 5 eurai, 5 eurai. Skamba gerai, ne? Gerai, nu. Pažiūrėt, kas čia gerai. Eito grynų. Ką buhalterė turi? Beta buhalterė, parodyk savo tuos, kur čia emergency. Emergency parodyk. O Čia pažiūrėkit, emergency. čia emergency, jeigu kažkas atsitiktų. O čia holiday. Holiday va, 15 eurų, skaityk. Čia per šitas atostogas galim išleisti tik 15 eurų. 15 eurų turi holiday. Nu tai dabar ištrauksim tas holiday. Holiday? Jo. Tu ką darysim per holiday? Tu mane užtenka? Nusikrapštysi. Nu, tai trauk iš kažkur, jo papa. Pinionzų reik man. Aš net nežinau, kur eit, va, kas mane nervins su tam Svalkėm, ką aš neįsivaizduoju, kur čia reikia eiti. Pilna. Kabinam Opelė kvapuką į mašiną. Bet tai čia nebus. Nors negausiu velniuką, pakabinu Opelė kvapuką. Pasidėjau poduškytę. Tai čia labai gerai man bus pasnaus. Ten aišku turiu ir didesnę padušką. Bet čia irgi bus pats tas. Deja, kažkas nepaėjo, nes mums pareina tik tai su 2 lempom. Kas nepaėjo? Čia viskas paėjo, dabar 2 gauda, 1 kolega turi atvežti, likusias 2 tas didžiasias. Už 10 minučių bus. Čia į bagažinę dar reikia kėbulą. Žiūrėk, kaip spindžia. Gerai, kažkur reikia numesti. Nesulaužyti. O kur anas dėsi, veši atgal į Lietuvą? Mesiu lauk. Mesi lauk? 100 metų jos.
Lenkose paliksim, kažkas dovanų gal pasims. Gal kažkas iš jūsų važiuosit su golfiuku va per Lenkus. Sustausit, pasimsit lempukus mūsų. Bet čia gausis kai šiukšlinims, jeigu paliksim kažkur. Atrodo, kad nėra fokuso, atrodo. Ką? Atrodo, kad nėra fokuso. Kaip nėra? Nu va, žiūrė. Nu dabar nematysi, nes... Turim lempukus! Numeras 2! Čia tokios ledinės, tu pažiūrėk kaip blizg. Ne, nu, visiškai nei... Čia katina, kiaušai. Nu, nemanau, kad jie tokie. Nebent tu žinai, kaip atrodo. Nedėk ant mano striukės, nei ant paduškos, tik į bagažinę. Ja, dabar skersvė, jį padaryk nu, rimtai, normalus. O Dieve. Lenkijai stausim sasiskų kepti. Ir prie to pačio, kol kepsi sasiskas, aš lempas įdėsiu. Kaip skamba? Virsim, nekepsim. Virsim? Ja. Aš nenoriu virtų. Aš noriu virtų. Aš pasiėmiau bliūdą, ne keptuvę. Tu ką? Jaučiu galvą perputę. Šaltis tai per smegenis kerdaba. Žiūrėk, tam lempos paliktos. Kodėl lempos? Čia nebekapau kaip buvo. Nuvažiavom 100 km apsimyžą. Tai dabar bus uždrausta gerti vandenį. Kažkokiais keliais važiuojam čia per Tauragę, nesu gyvenime važiavęs už Tauragės čia pro Jurbarką. Debels buvau, galėjau važiuoti per Kryžkalnį viskas, per autostradą į Kauną. Bet norėjau kažko įdomesnę, bet čia nieko įdomaus. Čia kai da koilai sudėti, tai čia važiuoju kai su karučiu per tas duobės griovius. Toks va šokinėjai visas, aš čia pavargau, galiu pasakyti, jau noriu pailsėti. Tai va, atlika iki Varšuvos. $429 kilometrai. 429 kilometrai, hebra. 400. Tai va, tada pavažiuojam ten, kur naujus stov, ten, kur jūs matėt pradžioj video. Sustiksim su tuo ir lėksim toliau į Lenkus. Red Bull suteikė sparnus. Nes man jau tikrai reikia sparnų. Nes, sakau, rimtai. Ką? Pavargau. Ar rimtai? Dar reikia tik toką nufilmuoti. Čia? Kažkur čia pakristi. Gerai, varom tik toką filmuoti. Jau artėjom netoli Lenkijos sienos. Nu netoli, koks 80 km. O, žiūrėk, atvažiuoju jau. Žiūrėk, tas mekis čia stov, tai ką tas čia? Tai ko taip ilgai? Tai ką čia darai? Davai, greičiau viskas, reik važiuoti. Važiuojam, kad čia stradalį. Babina, dačių duok. Sėst. Apsimyšiu, nebegaliu. Rūgščių saldainių yra. Žodžiu, kebrytę. Dabar reik užsisakyti nakvynę Varšuvai. Įdomu, kur mes miegosim. Šiandien norėčiau labai prabangiai. Jaučiu, radau.
Moč. Kem 8, vai. Bet čia Kur yra? pačiam prie to bokšto didelė. Ai, Perkam. Kem 7 jūrikai. o, Jezu. Baby valgysi vaisių. Ne. Ką užputoja. A čia jas taip turi būti, ar jos tiesiog sugėdė? Galit pasakyti, ar čia taip turi būti rūgštų paragau? Kaip? Ir Tava juda. padėk, aš nepakėlsiu. Judam. Oi, o tu kodėl čia neveikia? Здорово, Вроцлав. Bratslav. Opa, Lenkai stabdo. Lenkai mumis Oi. stabdo. Jūs pasižiūrėkit, kokia čia eilė. Tenai va nusivara ir tada čia. Bet čia taip seniau nebūdavo. Bet tai man atrodo papuolėm ant mini pūgos ir bus slidu. Ką manai? Nu jeigu kas slidu bus, tai Man atrodo, kad bus slidu. Bus orai ne kažką, eina čia plus Lenkai su manim šnekės. Co to jesteś, reikia sakyti. Co to Poland? Nach Warszaw. Okay. Nu ką, išvažiavom? Prapurtė mumis. Nu, koks čia prapurtims, tiesiog paprašė pasų ir bagažinę atidaryti. O ten mano lempikės mėtos. Lempukai mano. Nu ir dabar keliaujam toliau. Belika 314 kilometrų. Tai Bet bus yra vietoje. viena problema. Čia visam šitą video galiu pasakyti vien problemas. Aš žinojau, kad čia yra bėdų su turbina, nes kai variklį visą remontavom, tai matės, kad turbina jau tokį biškį pavargus. Bet aš, būdams plaušas, nepasikeičiau tos turbinos. Tai būn kartais geometrija jai užstring ir dings trauką. Turi užgesinti, vėl užkurt mašiną. Arba gerai, kad turim diagnostiką, tai pasijungi kompą greitai ištinite klaidą. Tai jau čia vargsim visą kelionę, va taip įtrinėsim. Bet čia kai važiuoji 110-120 gaunas overboost. Ir va. Tai žodžiu, autostradai kelionė bus jau čia su diagnostika amžinai pajungta ir trinamam klaidom, kas 20 km. Tokie reikaliukai. Važiuojam. Nu ką, atvažiavom į Varšuvą. Polsche, Warszaw! Co to jesteś, Polsche? Co to jesteś? Co to Nojus priježal? Tai dabar važiuosim ieškoti mūsų viešbučio, kur jisai randas. Tai čia jau įvesta į vazę. Ai, nu tai va, dar 10 kilometrų ir tada pasidėsim daiktus, tada eisim pavalgyti kažką. Nemoku. Nu jau viskas, pasiekėm savo tašką, bet esmė tame, kad pasistatė mašiną 700 metrų nuo apartamentų. Tai dabar dar, tai aš dar nepasiėmiau viską. Man dar reikia pasimti rūbus. Kokius? Tai ką rengsiuos, tašėtą. Sakai, nepasirinksi. Tai ką, nei triusikų, nei kuinės? Aš kuinės paėmiau, tu sakai, triusikus va įsimti iš tašės. Tai čia va, jeigu yra. Jie tašė juodai. Čia nėra. Tai tada nežinau. Pats kaltas, aš sakiau, užsiimk, aš tau įdėsiu į tašę kur bendrai. Tai pareisim kumpą, vis tiek po kumpą yra ten triusikai visi ant viršus. Na, neuždėriau. Šaltis tai nerealus čia. Tas polskoj toj. Polskišk šaltis. Na, Lietuvai tikrai šalčiau. Ką? Lietuvai šalčiau. Tai čia nereiks susimokėti už parkingą. Aš net nežinau, čia mokėti už parkingą, ne? Poliakose esam, jau čia nemokėsim. Bet jeigu užklampos ratą, kai pavalgysim, kai eisim atgal, žodžiu,
Susimokėsim už parkovkę. Šaltis tai peizė čia. O tai čia gal? Tai va, čia stajankė. Nu, kas čia? Juoda. Godina. 3 godzina. Nesuprantu. Žodžiu, kai pareisim valgyti. Aš net nežinau, kur mes einam. Tai tu pasižiūrėjai. Orientuokimės pagal bokštą, ten bokštą. Tai čia suknumai. Čia? Pro parkėlį. Eina nagi paltą. Tai kur ta žemė? Aš iš vis nepasiruošus tokia šalčiam. Su pavasariniu paltą. Man žemėlapį nebeveikia. Ai, tu. Ne, šaltis tai ne kažką čia. Radai? Ne godziniškas. Neradau. Piniginę pasiėmei? Jo. Ai va. O. Gerai, godzina ten tiesiai. Godziniškai čia viskas vyksta. Ai. Ne, nu tik į Poliakus atvaryk. Cirkai prasideda. Gerai, kad nenusidaužiai nosą. Ką? Gerai, kad nosės nenusidaužiai. Bet pažiūrėkit, va, einu savo su bliūdu. Kiaušiniais, su muštiniais. Kaip vasara. Maždaug kaip vasara eitume į parką pikniką daryti. Gerai, einame, tą butą nebegaliu. Opa. Kas čia atrakė? Eik tu savo, įėjom. Uždaryk duris. Ir kas dabar? Kur mes dabar esam? Kelint? 50 čia. Reikia viršų. Numeris 2 turbūt apartamentas. 2? Čia, žinok, labai panašus jie kaip Rygoje, ne? Va čia va. Šit. Ir dar su tokiom durim pačiam centre. O, fui. Mane. Ar yra kiek? Čia netelpa. Eik tu na. Eik tu savo. Tik biškį tokia spyna palūžus, ne? Bent jau taip atrodo. Kas čia? Oh my godness. Čia netoks toks. Įsivaizdavau aš. Ofu. Čia baisus kaip velnis. Tas butas. Tu pasižiūrėk, koks čia tamsus. What the fuck? Nu, okei, lova jau da. Bet tai kad tu pasižiūrėk, kaip čia baisu. Lubos, aš nežinau, kilometrinės. O čia lampų trūkumas. O, biškiu jaukiau. Pasižiūrim, kas čia per... Čia langą nėra. Čia baisus butas. Ko per fotkės, pažiūrėkit, fotkės va ekrane. Ir pažiūrėkit, kaip realybėje atrodo. Pasižiūrėk pro langą tenai. Nu aišku, kiti iš vis mėg ten. Tas, nu, ta prasme, geras už tokią kainą, bet palyginus su nuotraukam tai netitinki visiškai. Kas čia per tualets? Čia tokia kamarkykė. Gerulė. Bet taip gerai prie
sušitinta, smirt. Bet duris tai šakė šie. Pažiūrėkite, duris. Su šito turiu užsirakinčią. Įda čia kažkoks irgi. Čia net neveikia. Nu, karoči. Užuodė, kaip čia smirda, kažkokia seni dušo želė palikti. Nu, ja, tai čia rozečių yra, nu, kompui pizdu čia sueis. Kompui. Čia va kažkur gal ir paeis. Bet čia tokie depresucha man pradėtų šeiti. O, dieve. Nu gerai, viskas tada. Pasižiūrėk, čia viskas palikta. Reikia padaryti laimės šokį. Ja. Gerai, einam į mašiną. Su tokiam durim. Žiūrėkit čia į tą laiptinę. Kai siaubo filme. Šviesos nėra? Šviesą. Iš tikrųjų, bet aukštai čia tie pastatai. Šiaip aukštai, žiauriai baisu šiaip aukštai pastatymai, viskas čia. Iš vis šitą žemę skiliarą. Praeitą kartą buvom ir mes jums rekomenduojam, buvom Tower City. Ja, ten gerulis buvo. Tai tenai buvo žiauriai. Tik tiek atolino centrą. Mūsų parkovkas spaus kažkas kas spaudžiama. Kas čia vykdavo? Godzina. Aš poliakiškai nesuprantu. Tai pasirink gal yra parai. Tai kiek dabar čia? Ką, žino? Eina pažiūrėta, yra čekiant kažkurios kapotą, aš net nieko čia nepirksiu. Lenkijoje esam. Šitą. Ir šit turi irgi. Taip įsia, jeigu užtampuos golfesterį ir išveš. Žiūrėk, ką čia reiškia konit. Nu, parkingą gals. Tai ką daryti? Sąmonė rodo. Ai, nieko nemokami viskas. Jeigu, nu gal neužtampuos. Neužtampuos, bet dabar skaityk kompą pasimtume, jau kiek bėdo būtume išsprendę neverkyti eit atgal. Niekad tiesiog nereikia Lempukai tik mano. tavo lempos, nuimti ir viskas. Lempukai. Į tą laidyną būtų gerai. Kokia kuprinė. Viskas. Ir dadėk tą kolonkę vedu. Nefilmuosim, žodžiu, chebra, susitiksim Kaip Jana. viešbutį. Mes tenkom dabar Čiau. galingai padirbėti. Čiau. Per Varšuvos centrą. Su kolonkiam, laidais, ekranais, kompiuteriais. Nu, ne 5, ne 8. Jau ranka pavarga man. Parnešėm viską. Laidus, kompiuterį. Matot, kaip aš tengiuosi dėl YouTube'ės, dėl jūsų. Su stacionariu kompu, jau čia nei viena nėra YouTube'ai, kuris stacionariu kompą vežta su savim. Visi turi laptopus, kai normalūs žmonės įsimeti kuprinykį ir vara. Aš su stacionariu, tai gerai, kad tą stalą nepasiėmiau, dar ledo ant sienos pasikabinti laikinai, kad būtų jaukiau editinti. Tuoj atsidusiam ir einam valgyti. Pavalgomi, viskas bus šiandienai. Šiandien buvo ilga diena. Tai vat, žodžiu. Stiksim ten, kur valgysim. Kur be nueitum, kubė ieškotum valgyti, visą laiką galų galę McDonald'e atsidursi.
Nu, čia kaip mirtina taisyklė. McDonald's. Gerai. Nu, Aš užsisakiau, beida dabar tu. įspręsta greitai ir skaniai. Pažiūrėk. Pigiai ir Žiūriu. skaniai. Bet čia daug pigiau. Pala, kiek yra 20 zlotų. Tai čia... Gerai. Meals. Tai tu nenori anų kombo irgi. Ten buvo visko pasirinkti. Čia tik iš tų. Ir dar kartą iš tų. Nu, spaus. Palauk, tarkim, vieną. tada gerai, cheeseburgerį. Ir va, iš tų dar. Nu, į chikerį. Tas būtų su red buvęs. Aštresnis. Kečiupiuks. Nenorėjai aštresnė? Pastanė. Supa. Viskas. Pierdoliš. Kiam 1 zlots. 41 zlotuks. Kiek čia gaunas? Einu paklausiu čia GPT, man pasakys. Tik aš tai nuskaičiuosiu, tai matysiu. Ai, ne. Pay here with card. Card. Koks skaičius 14? 1,4. Ne, 1,4. Ai, 114. Continue. Bum. Co ty robisz? A, eurė. Polne. A, ne pigiau? Tai kaip čia paspausti? Šitą. Всё, transakcija. Kiek nuskaičiavo? Ką, aš žinau, kiam 1 zlotą rašo man. Tai, nu, tai sakiau, kad nerašo, kas čia. Yes, tak. Gerai, einam paėsti ir eisiu editins šitą Einam atsisėsti. filmą visą. Greitai risiutė 5. Kokį 5 čia? 13 greitai risiutė. Sėdam. Ir įpilsim. Čia taip švaru. Palyginus Švariau negu... Palyginus su Vokietijos McDonald'ais, Airijos McDonald'ais, tai Lietuvai, Lenkijai, nu švariausiai jie. Airijai tai ten iš vis baisu. Anglija iš vis nekalba, kas ten dedas. Tai va, laukiam dabar valgyti. Skanaus mum. Nu, šaunam tą burgeriozą. Bulvytės skanios. Pažiūrėk, jos visą laiką pasūdytos tokios. Kas čia? Jūs įsivaizduojate, iš ko ta mėsa yra padaryta. Jūs esat matę tik tokie tos vaizdus, kai įkel, kad tų burgerių vienam McDonald'e, gal ten, aš nežinau, Los Andželė, gal per dieną parduot kokius 1 milijoną. Iš kur tiek mėsos gal? Čia ne mėsa. Čia Plastmasė. perdirbtos padangos traktoriaus. Skanaus. Bet vis tiek skanu. Tiesiog įsivaizduoji, ką karvę valgai. Bulvės šaltos. Bet skanios. Pasūdytos. Ir šiaip McDonald's turėtų prie kiekvieno užsakymą pridėti bent jau porą šlapių servetėlių, kad nusivalyti, nusidezinfekuoti rankas prieš valgant. Nes dabar faktiškai turi kiekvieną kartą eiti į tualetą prieš valgant ir nusiplauti rankas. Tai ar jums sunku šitiek šiukšlių pridedate, dadykit bent jau servetėlių šlapių. O ne? Nu, ne. Aš 2 mėnesius. Kažkur 2 mėnesius nepluvęs rankų. Bet man dabar tokia depresija. Man tas būts taip sugadina nuotaiką. Jis gali ir gražiai atrodo, nu ta prasme, padoriai atrodo ten. Čia dabar sakysit, mes čia atsiradom, įsikėlėliai netinka. Smirt šūdais ten. Ne prie maistą. Smirt. Aš. Čia. Kur? Va. Atrodo, kaip kiepka. Kai lanks tikras.
Čiau. Papolskum. Rezamuiš. Na, priartink va šitą va grožį. Pažiūrėk, koks rūkska, net viršūnės nesimata. Wow. Čia toks rūkska, ne... Jūs pasižiūrėkit, kokią dizainerių suknėlės gražumą. Ateik čia. Žiūrėkit, wow. Oh my god. Mes saugus, mano baibis bijo, reikia pasisaugot, kad baibis galėtų saldžiai mėgauti. Dėsim šluotkoti, kad niekas netidarytų durų. Į tas stopado iššluotkotis tik tiek tai išlent. Jis biškai papūgas. Nu ja, jau matęs gyvenimą šluotkotis. Palauk, sukonstruosim. Ką tu čia? Nu tai gerai, palik bent kėdę. Taigi tu čia atidarysi duris? Ne. Va. Nu. Ir kas čia O tu dabar? bent logiškos kažkokios turi? Nu į kas, bet tai bent tiek. Nukris naktį, pašauks iš lovos apsišikus. Žydavo pagalvoja. Ne, va čia žiūrėk. Gerai, einu aš konstruoti savo kompiuterį ir eisiu editinti. Nu ką, bebrai, pasidariau savo mini ofisiuką šiandienai. Atrodo šitaip. Į ko? A ne gerai? Aišku gerai. Einu editinti ir iškart kelsiu video. Bet jau viskas lovai. Čik čirik. Tai žodžiu. Ačiū labai, kad žiūrėjot. Jeigu patiko šis video, tai paspauskit laiką, pasubscribikit. Stengiamės tą patį pirmą video. Gal ir yra kliurkų, bet mes stengiamės. Kompą nešiu per visą Vroclavos centrą. Ką dar kalbėti? Viskas, hibrytė. Iki kito video, kits video bus tikriausiai rytoj vakarė, jeigu ne, tai poryt. Tai vat, čiau. Čiau, bebrai. Čiau.